Jei manote, kad žydinčių sakūrų ir skanių sušių galima rasti tik Vilniuje, jūs labai klystat. Nors geriau pagalvojus, panašiai kaip ir jūs, mąsčiau ir aš. Kol vieną dieną Katinienės pakviestas, kartu su ją neatvykau į Jonavą. Į restoranėlį Sushi Lunch Sakura. Priežastys, dėl ko užsakymas gavosi kiek didesnis nei gebėjome suvalgyti, buvo dvi – alkis ir įspūdingos patiekalų nuotraukos meniu. Katinienės bandymai apsisaugoti nuo didesnio maisto suvartojimo subliuško, vos jį pamatė jai patiektą salotą su lašiša. Ne ką mažiau skani už salotas buvo ir tom jum sriuba. Sakyčiau, puikiai atkartota klasikinė tom jum sriubos versija. Sūnui abejingam sušiam labai patiko sushi burgeris. O ir mane patį nustebino šio burgerio skonių gausa. O saldžiai aštri vištiena nepaliks abejingais tuos, kurie mėgsta patiekaluose varijuoti saldžius ir aštrius poskonius. Užsakyti du skirtingi sušiai tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jie panašus. Bet iš tiesų sushi Spice Ebi Cheddar pagrindinis ingredientas yra krevetės. Ir taip pat jie pasižymi lengvu aitrumu. O štai sushi pavadinimu Tokijo savo sudėtyje turėjo mano mėgstamus ingredientus – ungurį ir lašišą. Tad manau buvo verta iš Kauno į Jonavą važiuoti skanių pietų.